Sveiki! Norim Jums pristatyti vieną iš mūsų apmokėjimo būdo už planus variantą, tai yra apmokėjimas kortele. Einame į planai, pasirenkame mums tinkamą norimą planą ir laikotarpį ir spaudžiame pasirinkimą, kad periodinis mokėjimas kreditinė kortelė. Kiti variantai yra NEPI arba bankinis pervedimas. Kreditinė kortelė atlikus apmokėjimą, kortelės duomenys yra išsaugomi ir kas mėnesį ar pasirinktą laikotarpį mokestis yra nuskaičiuojamas jau automatiškai. Tai pasirenkame planą ir laikotarpį, pasirenkame veiklai, kurią išrašoma sąskaita ir užsakome planą. Tai planui atsinaujinus ir jeigu ateityje nenorėtumėte, kad būtų automatiškai nuskaitomi mokėjimai, nustatymus galite koreguoti per planų apmokėjimo nustatymai. Šioje vietoje matysite, kokie apmokėjimai buvo padaryti, koks yra pridėtas apmokėjimo būdas ir kokia mokėjimo kortelė pridėta. Jeigu jūs nebenorite, kad būtų nuskaityta nuo jūsų kortelės, galima pašalinti kortelės duomenis ir taip pat pašalinti ir patį subscription, pačią užklausą periodiniam nuskaitimui. Spaudžiame atšaukti ir patvirtiname. Tokiu būdu jūsų duomenys, kurie buvo sistemoje dėl apmokėjimo kortele, automatinio apmokėjimo kortele, bus pašalinti ir ateityje, norint įsigyti planą, jums reikės vėl pasirinkti vieną iš 3 būdų. Kaip matote, kortelės duomenys, kurie buvo prieš tai, jau yra dingę ir nebeišsaugoti. Gero naudojimo, kilus klausimam kreipkitės.